Karštai rūkytų grill dešrelių terminis apdorojimas. Tikslas – atlikti karštai rūkytų grill dešrelių terminį apdorojimą universalioje termokameroje. Įranga ir priemonės reikalingos praktiniam darbui atlikti. Elektroninės svarstyklės, universali termokamera. Elektroniniai termometrai kameros ir gaminio temperatūrai matuoti. Rėmas su lazdomis dešrelėms sukabinti. Suformuotos dešrelės, paruoštos termiškai apdoroti. Vandens dušas arba talpa dešrelėms po terminio apdorojimo atšaldyti. Intensyvaus atšaldymo kamera. Praktinio darbo aprašymas. Terminių procesų registracijos žurnalas. Darbo eiga. Termokameros dūmų generatorius užpildomas sudrėkintomis medienos pjuvenomis. Galima naudoti tik lapuočių medžių, ąžuolo, alksnio, buko pjuvenas. Dešrelių terminiam apdorojimui naudojama universali termokamera su automatizuotų procesų valdymu. Suformuotos grill dešrelės sukabintos rėmuose po trumpalaikio brandinimo transportuojamos į terminį skyrių ir patalpinamos į termokamerą. Svarbu, kad dešrelės nesiliestų viena su kita ir su rėmo konstrukcija. Priešingų atveju ant dešrelių paviršiaus po terminio apdorojimo gali likti šviesios dėmės. Tai yra tos vietos, kurių nepaveikė karštas oras ir dūmai. Nustatomi terminio apdorojimo procesų parametrai. Tai yra sukuriama programa grill dešrelėms apdoroti, kurie iš eilės pagal procesų žingsnius įvedami visi terminio apdorojimo procesai, nustatant būtinus parametrus, temperatūrą ir santykinę oro drėgmę kameroje, proceso trukmę, temperatūrą produkto viduje vadovaujantis technologijos instrukcija. Tuomet visi terminiai procesai vyks nepertraukiamai vienas paskui kitą, o kameros elektroninėme įrenginio valdymo ekrane bus galima stebėti procesų žingsnius ir parametrus. Dešrelių terminis apdorojimas ir jo parametrai priklauso nuo termokameros, kurioje atliekamas procesas, konstrukcijos ir techninių galimybių. Naudojant skirtingas termokameras, terminio apdorojimo parametrai gali nežymiai skirtis ir pritaikomi konkrečiai įrangai. Įjungiama grill dešrelių apdorojimo programa. Karštai rūkytų grill dešrelių terminio apdorojimo procesai universalioje termokameroje. Proceso pavadinimas – rausvinimas. Temperatūra kameroje – 50 Celsius. Santykinė oro drėgmė 70%. Produkto vidaus temperatūra 40 Celsius. Proceso trukmė iki produkto vidaus temperatūra pasiekia 40 Celsius. Pastabos. Įjungta ventiliacija lėta. Oro išmetimo ir dūmų sklendės uždarytos. Vyksta dešrelių pašildymas. Džiovinimas. Temperatūra kameroje 60 Celsius. Proceso trukmė 40 minučių. Pastabos. Įjungta ventiliacija greita. Oro išmetimo sklendė atidaryta. Dūmų padavimo sklendė uždaryta. Rūkymas. Temperatūra kameroje 65 Celsius. Proceso trukmė 20 minučių. Pastabos. Įjungta ventiliacija greita. Oro išmetimo sklendė atidaryta. Dūmų padavimas. Sklendė atidaryta. Ištraukimas. Temperatūra kameroje 65 Celsius. Proceso trukmė 3 minutės. Pastabos. Įjungta ventiliacija greita. Dūmų ištraukimas. Virimas. Temperatūra kameroje 78 Celsius. Santykinė oro drėgmė ne mažiau kaip 100%. Produkto vidaus temperatūra 72 Celsius. Proceso trukmė
iki produkto vidaus temperatūra pasiekia 72 Celsijaus. Pastabos. Įjungta ventiliacija greita. Oro išmetimo sklendė uždaryta. Dūmų padavimo sklendė uždaryta. Vandens garų padavimo čiaupas atidarytas. Ištraukimas. Temperatūra kameroje 78 Celsijaus. Proceso trukmė 3 minutės. Pastabos. Įjungta ventiliacija greita. Garų ištraukimas. Pildomas gaminių terminio apdorojimo, procesų registracijos ir kontrolės žurnalas. Žurnale iš eilės užrašomi terminio apdorojimo procesai ir jų parametrai. Temperatūra, proceso pradžia ir pabaiga. Kai baigiamas garų ištraukimo procesas, atidaromos termokameros durys. Termometras įsmeigiamas į kitą kurią nors dešrelę ir patikrinama jos vidaus temperatūra, kuri turi būti ne žemesnė kaip 70-72 Celsijaus. Po to grill dešrelės rėmuose ištraukiamos iš kameros. Terminių procesų registracijos ir kontrolės žurnale užrašoma apdorojimo, tai yra virimo pabaiga, galutinė temperatūra gaminio viduje ir parašu patvirtinama, kad produktas tinkamai apdorotas ir saugus vartoti. Karštai rūkytų grill dešrelių atšaldymas. Dešrelės perduodamos greitam atšaldymui vandens vonioje. Jos atšaldomos šaltu vandeniu, kurio temperatūra artima 8–10 Celsijaus. Atšaldymo trukmė apie 10 minučių. Atšaldoma iki gaminių vidaus temperatūros 30–35 Celsijaus. Po to dešrelės vėl kabinamos ant lazdų ir į rėmus. Dešrelės nuvarva, apdžiūna ir transportuojamos į intensyvaus atšaldymo kamerą su stipria oro ventiliacija. Atšaldymo kameros temperatūra 0,6 Celsijaus. Atšaldoma iki neaukštesnės kaip +8 Celsijaus temperatūros gaminio viduje. Karštai rūkytų grill dešrelių kokybės įvertinimas. Atšaldytos grill dešrelės yra apžiūrimos ir vertinamos jusliniu būdu. Jusliškai vertinant atkreipiamas dėmesys į šiuos rodiklius. Išvaizda. Paviršius sausas, švarus, be apnašų ir dėmių. Apvalkalas nesuplyšęs. Konsistencija stangri. Forma. Tiesūs cilindro formos iki 10–12 cm ilgio dešrelių vienetai. Skonis ir kvapas. Malonus. Jaučiamas prieskonių aromatas. Be pašalinio skonio ir kvapo. Pjūvio vaizdas. Pjūvyje matomi raumeninio ir riebalinio audinio gabalėliai.